Ar turim močiučių? Ar čia atvyko tėvelių mamyčių? Ir aišku, aš norėčiau dabar išgirsti tą vaikišką smagų klyksmą. Kur jūs, vaikučiai? Taigi, mėlyjei, šiandien jūsų laukia smagi, graži, puiki šventė. Šeimų šventė 3D. Na, prieš tą šventę, aišku, ir mes norime pristatyti. Dar vienas klausimas. Jūs pakelkite rankas, kiek čia yra šeimų. Ko gero, kitais metais jums reikės stadiono, jau ne Kauno Žalgirio arenos. Na, o dabar noriu pristatyti tai mūsų gražią šeimą. Tai mūsų mažoji dukrytė Neringutė. Neringutė, pamojuok visiems. Čia mūsų vyresnis Martynas. Martynai, pamojuok. Ir aišku, mano mylima žmona Dalia. Ir mano mielas vyras Darius. Ir aišku, mes dar turim vieną sūnų, kuris sakė, aš šiandien stebėsiu viską internetu. Kobros televizija viskas transliuoja ir mes galime matyti per internetinį puslapį kaunoarkivyskupija.lt ir Marijos radijas. Tai dabar labas, Mariau! Ir dabar paklausiu Martynai, ar žinai, ką reiškia šeimų šventė 3D? Ar šiandien mes su visa šeima žiūrėsime 3D filmus? Deja, į filmą eisime keistąsyk. Po šio pavadinimu slepiasi 3 gražūs žodžiai. Dovana, dėkingumas, džiaugsmas. Ir šiandien jais mes dalinsime su jumis visi kartu čia. Taigi mes siurprizų neišduosime, šiandieną laukia daug puikių kolektyvų, daug pasirodymų. Ar jūs pasiruošę? Ar vaikai pasiruošę? Šiandieną dainuos visa Kauno Žalgirio arena. Ir šios dainos bus jums pažįstamos, nes tas dainas aš jau nežinau, gal 20 metų dainuojam ir jūs tikrai mokėsite mintinai. Taigi, mūsų pirmieji atlikėjai, taigi, sutikite aplodismentais, tai Neringutė.